Noriu į sceną pakviesti žmogų, kurį aš suradau tada, kai ieškojau būtent atsakymų į klausimą, o kaip man gyventi toliau. Tai buvo mano pirmoji internete surasta meditacija, kuri man tiesiog įkvėpė viltį, kad viskas bus gerai. Taigi į sceną kviečiu mano mylimą Mają Grey. Aš po Tomos pasakojimo servetėlę pasiėmiau, nes labai jautrus tas pasakojimas ir aš toliau pratęsiu tą jautrę temą. Labas. Noriu jūs pasižiūrėti. Labas. Suprantu, ką jūs jaučiate. Aš esu Maja ir širdis daužosi ne tiek dėl to, kad jaudinosi, dėl to, kad žinau, kad kalbėsiu labai jautrę temą. Iš karto noriu pasakyti, kad aš šiandien jūsų nieko nemokysiu. Ar gerai girdisi? Aš kažkaip keistai save girdžiu. Gerai. Kodėl? Todėl, kad žinios, informacija, jos yra svarbios, kai mes kalbam apie išorinius dalykus. Kai noriu kažką išorėje išmokti, man reikalingos žinios ir informacija. Kai mes kalbam apie vidų, neįmanoma išmokyti. Mes mokomės ne tiek žiniomis viduje, kiek savo patirtimis. Tai yra vienintelis dalykas, kuris kažką keičia viduje mūsų patirtys. Tai šiandien ir dalinsiuosi tomis patirtimis, kurios pakeitė visą mane. Visą mane. Jeigu jūs būtumėt sutikę mane prieš 15 metų, čia turbūt kiekvienas vedantysis kažką panašaus sakė. Jeigu jūs būtumėt sutikę mane prieš kažkiek metų, nebūtumėt patikėję. Nes būtumėt sutikę tokį baimės, kompleksų, pykčių, nuoskaudų, kamoliuką. Kažkaip Žydrūnas, labai gražiai sakė, žiežulą, man atrodo. Tai vat, žiežulą būtumėt sutikę tokią, kuri išorėje žiežulą, o viduje išsigandė žvėrelis. Taip, toks sežiukas, pašiauštais spygliais. Tai šiandien tom ir dalinsiuosi. Ta tema, kuri padarė iš tos žiežulos tokį plius minus žmogų visai. Va. Ir prieš tos 15 metų aš galvoju, jeigu aš sugebėjau padaryti tai tada, nes tada aš buvau keistuolė, tada niekas nemeditavo, tada, kai aš grįžau pirmą kartą iš Indijos su savo meditacijomis, pasidėsiu servetėlę kol kas dar. Kai aš grįžau iš Indijos su savo meditacijomis, mano draugai ėjo už mane uždegti žvakelės į bažnyčią. Nes jiems atrodė, kad mane apsėdo kažkoks piktas indiškas demonas vardu meditacija ir aš dabar vaikštu ir visiems sakau, medituokit. Kaip jūs galite gyventi, jeigu jūs nemedituojat? Va, ir tuo metu man jausmas buvo, kad aš esu viena tame, kad niekas manęs nesupranta. Tai būti čia kartu su jumis šiame rate, klausytis visų tų žmonių, kurie iš esmės sako tą patį. Jeigu aš padariau, jūs padarysit 100 kartų lengviau. Dėl to, kad pažiūrėkit, kokia jūs esat jėga. Kiek jūsų? 500 vien tik čia. Kaip tik kalbėjome šiandien su Rasa, ar ne? Kad šitie ratai moterų sukasi per vienas grupės, per kitas grupės, per tokius mokytojus, per kitus ir mes visos sukamės. Ir tas jausmas, kad aš nesu viena, tai yra labai daug. Tai
šiandien tuo ir dalinsiuosi, kas iš manęs padarė žmogų, bet ne dėl to, kad jūs pamokyčiau, o dėl to, kad... Dėl ko? Nežinau. Dėl to, kad labai gera tą daryti. Ir jau matau, kad jūs žiaujat, palaukit, užmigo mano grožis, ne, gerai. Žiovaukit drąsiai, nereikia vaidinti, kad nežiovaujat, žiovaukit drąsiai, dėl to, kad žiovulys yra energijos pliūpsnis į mūsų fizinės smegenis. Taip, prašau, kai duodi laisvę, tikrai galima nusižiovauti. Tai yra energijos pliūpsnis į mūsų fizinės smegenis iš tos erdvės, kuri yra daugiau negu fizinis pasaulis. Aš šiandien daug kalbėsiu apie tą erdvę, kuri yra daugiau negu fizinis pasaulis. Nu čia mano, kaip sakė Žydrūnas, sulūžęs kibiras, tai čia mano tema. Tai, kas mane pagydė, suvokimas, kad yra kažkas daugiau. Tai va, tai žiovaukit, net jeigu po mano viso šito pokalbio prisiminsit tik tai, kad labai daug žiovavot, tai man bus komplimentas, dėl to, kad vadinasi, jūsų smegenys gavo tos tikrai geros energijos. Jo labiau dabar popietė ir žmonės sako, aš tik tavo balsą išgirstu, jau man iš karto miegas eina. Tai turit leidimą ir paskatinimą žiovaukit. Tai yra labai geras dalykas. Ir tema, kurią šiandien glostysiu, tai yra vidinis vaikas. Ta tema mano gyvenime, kai aš ją suradau, aš jau buvau pakankamai toli nuėjusi su visais dvasiniais dalykais, bet kai jinai atsirado mano gyvenime, aš supratau, kad tai yra raktelis, kurio man labai trūko. Ir šiandien prie tos temos dar stovi vienas žodis – infantilumas. Ir tas žodis infantilumas labai skaudina vidinį vaiką. Kodėl? Atrodo tokie panašus žodžiai. Žodynas žodį infantilumas apibrėžia kaip vaikiškas, naivus, nebrandus elgesys. Tai atrodo beveik tas pats. Vidinis vaikas, vaikiškas elgesys, jo labai panašu. Bet yra vienas skirtumas, yra vienas žodis. Vienas žodis, kuris yra skirtumas tarp vidinio vaiko ir infantilumo. Realiai tas vienas žodis yra skirtumas tarp gyvenimo kūrėjo ir aukos pozicijos, tarp nusivylimų ir pergalės. Tik vienas žodis. Mes dar prie to žodžio sugrįšim. Kol kas panagrinėkim, paglostykim. Kai kalbam apie vidinį vaiką, visi šitie žodžiai panagrinėkim, pabandykim suprasti, jie yra ne visai tai. Paglostykim vidinį vaiką. Todėl, kad vidinis vaikas yra ta tavo dalis, kuriai labai reikia meilės. Man labai reikia meilės. Man labai reikia meilės. Stebėkit, kas vyksta viduje nuoširdžiai. Kaip mums Žydrūnas sakė, reikia jaust. Pajauskit tą. Kas vyksta, kai aš sakau, man reikia meilės. Jausmas kaip ir geras, bet nelabai. Yra toks jausmas. Geras jausmas, bet kablelis. Ane? Kodėl? Todėl, kad vidinis vaikas iš vienos pusės yra ta tavo dalis,
kuri puikiai žino, kas yra besąlygiška meilė. Ten viduje mūsų nereikia mokyti, nereikia aiškinti, nereikia, kad kažkas protingai išanalizuotų, kas yra besąlygiška meilė. Mes tai žinom, vidinis vaikas tai puikiai žino. Kitaip mes jos neieškotume. Mes negalim ieškoti to, ko nežinom. Tai vat vidinis vaikas yra ta dalis, kuri puikiai žino, kas yra besąlygiška meilė. Bet tas kablelis sakinyje man reikia meilės yra tai, kad žemėje, fiziniam pasaulyje besąlygiška meilė neegzistuoja. Kaip? Tugi ką tik sakei, vidinis vaikas žino, kas yra meilė, o dabar sakai, kad jinai žemėje neegzistuoja. Tai paaiškinsiu, mums reikia atskirti du dalykus. Kad žmogus yra dvasinė būtybė. Keistai skamba, ar ne? Mes labiau galvojam, kaip štai aš. Fizinis kūnas, kuris dar turi dvasią. O šiaip yra atvirkščiai, tai dvasia laikinai turi fizinio kūno patirtį. Aš esu amžina būtybė, kuri užsisakė savo atrakcioną, kuri vadinasi fizinis kūnas. Ar ne? Ir kodėl dabar ta amžina, besąlygiška meilė, besąlygiška gausa, beribė gausa, šviesa, visi patys geriausi dalykai, kokius mes tik galim sugalvoti, kodėl visą tai sugalvojo atsigrūsti į tai? Kūnas, ar ne? Jam vėjelis paputė serga. Užkliuvo už laiptelio, sulūžo. Kodėl ta didžiulė jėga sugalvojo atsigrūsti į laikiną kūną? Būtent dėl to, kad šitas gyvenimas yra nuostabus atrakcionas, bet kaip visą laiką, kai einat į atrakcionų parką, reikia pasirašyti, kad sutinku su taisyklėmis. Realiai atsisakau bet kokių pretenzijų, jeigu kažkas bus ne taip, ar ne? Tai ateidami į fizinį pasaulį mes taip pat pasirašom, kad mes žinom, kur mes ateinam. Ateidami į šitą fizinį kūną, mes sutinkam su sąlygomis, kad žemėje sąlygos bus ten besąlygiška. Čia viskas sąlygota. Ir pagrindinė žemės taisyklė, kurią mes puikiai žinom čia ateidami, trūkumas. Tai fizinio žmogaus akimis žiūrint, noriu ir į jūs pasižiūrėti. Fizinio žmogaus akimis žiūrint, trūkumas yra labai blogai. Man pritruks deguonies, baigsis mano gyvenimas. Ne? Man pritruks pinigų, man bus labai diskomfortiška. Taip? Trūkumas yra blogai fizinio žmogaus akimis žiūrint. O vat dvasios akimis žiūrint, trūkumas yra būtent tai, dėl ko mes čia atsigrūdom. Trūkumas yra pagrindinis variklis mums mokytis. Mokytis, augti, tobulėti. Trūkumas yra tai, kas augina civilizacijas. Dėl trūkumo vystosi technologijos. Mes matom, kad štai čia, reiškiasi, upėje skalbti rūbus yra nepatogu, kažką išjungiu. Taip, gerai. Ar ne? Tai reikia sugalvoti kažką, kad būtų patogiau. Sugalvojom skalbimo mašiną. Aš žmogui, kuris sugalvojo indaplovę, galėčiau paminklą pastatyti. Tai ačiū trūkumui, nes jo dėka mes ne tik patys augam, bet jo dėka mes ir ieškom būdų kooperuotis. Ne? Tai kaip įdomu, trūkumas
skatina mus ieškoti bendrystės jausmo, trūkumas skatina mus dalintis, duoti, gauti, keistis, bendradarbiauti. Ir trūkumas mums ir sukuria tokį artumo jausmą, artumo, bendrumo, bendrystės jausmą. Dėl trūkumo mes ieškom antro žmogaus, ieškom savo antros puselės, ar ne, nes jaučiam tą kažkokią tuštumą. Kol jo nėra, atsiranda, užsipildo kažkas. Netgi tas jausmas, kuris yra čia dabar salėje, ir jaučiat, yra toks bendrystės jausmas. Mes gal galim nesikalbėti, galim nežinoti vienos kitų vardų, bet yra toks fainas bendrystės jausmas, nes mes žinom, kad visos atėjom čia kažko ieškodamos. Tas trūkumas toks gal labai stiprus žodis, ar ne, bet yra kažkas viduje, ką mes norim papildyti. Tai ačiū trūkumui, mes dėl jo esam čia. Atkreipkite dėmesį, tai yra bendrystės jausmas, tai nėra besąlygiška meilė. Ne? Tai tas bendrumo jausmas žemėje yra artimiausias atitikmuo tai besąlygiškai meiliai, kurią žino vidinis vaikas. Ir tai yra nuostabu. Ne? Tai vidinis vaikas ir yra ta dalis, kuri mane veda per gyvenimą, veda per trūkumo situacijas ir sako, žiūrėk, čia tu gali paaugti. Čia yra tavo šansas patirti save daugiau. Aš dėl trūkumo čia atėjau. Taip. Tai vidinis vaikas, žinodamas, kas yra ta besąlygiška meilė, jisai visą laiką kviečia mane kiekvienoje situacijoje ją išvynioti ir ją patirti. Kodėl mes galėtume neklausyti tos nuostabios, stebuklingos savo dalies? Kodėl? Besąlygiška meilė, taip gerai. Augti gerai, pažįstamas jausmas, kada paaugi ir gerai. Ne? Kodėl mes jos neklausom? Tai tas, taip. Arba jo nemokam, arba nežinom, bet iš esmės skirtumas yra tik tas vienas žodis. Ir dabar paieškokim to žodžio kartu, gerai? Aš galėčiau tą žodį ramiai pasakyti ir tai būtų informacija, bet tai yra daug įdomesnis žodis negu vien tik tai žodis. Tai man reikės jūsų pagalbos, kad mes jį išlukštentume ir pajaustume visą to žodžio skanumą. Pažaiskim tokį žaidimą. Aš pakviesiu jūs užsimerkti, susijungti su savim tik keliom minutėm. Gerai? Ir tada viduje aš jums pasakysiu tą žodį. Ir jeigu tas žodis bus toks vienareikšmiškai geras, jūs iš karto pakelsit ranką. Jeigu tai bus toks taip jausmas, kaip pavyzdžiui, kai aš sakau besąlygiška meilė, taip, gerai, ar ne? Bet jeigu jausmas nebus vienareikšmiškai geras arba netgi bus ne visai malonus, tada nieko nedarykit. Gerai? Tai užsimerkit. Tik minutei. Tik minutė ir dabar iš viso šito malonaus bendrystės jausmo grįžkite į vidų į tą šiltą vidinę jaukią erdvę, kurioje yra ta dalis, kuri žino, kas yra meilė. Paliekant visą išorinį pasaulį nuo šaly ir tiesiog susijungiant su ta erdvė, kuri yra nuoširdi, atvira, jautri, kuri jaučia. Susijung su ta dalimi. Ir paprašyk jos nuoširdžiai tau padėti. Jeigu tai bus tikrai geras jausmas, iš karto pakelk ranką. Dar ne, aš dar pasakysiu tą žodį.
Va, kai išgirsi tą žodį. Bet jeigu jausmas nebus vienareikšmiškai geras, tada nedaryk nieko. Pasiruošusi, pajausk tokiam baltam vidiniam ekrane, pajausk žodį atsakomybė. Atsimerkit. Taip. Vėl mačiau kelias rankas. Bet didžiajai daliai tas žodis labai teigiamų jausmų nesukėlė. Ar ne? Bet dabar, kai aš kalbu, kažkas viduj pasiveja. Ne? Žodis atsakomybė šiaip yra geras žodis. Ar ne? Žodis atsakomybė apskritai mums yra reikalinga tam, kad mes būtume suaugusiai žmonėmis. Mes ir vaikus mokome atsakomybės. Ar ne? Nes tai yra reikalingas dalykas, nes kitaip. Ar laikote save atsakingu žmogumi? Pakelkit ranką. Taip. Vienbalsiai. Taip. Būtent labai įdomus dalykas, kai mes kalbam apie atsakomybę, šituo klausimu visiškai nesutarė mūsų protas ir jausmai. Protu mes puikiai suvokiam atsakomybę. Nerealiai. Maladėt atsakomybė. Reikia atsakomybės. O jausmas toks. Ir jeigu pagalvot, tokių situacijų mūsų gyvenime yra labai daug. Kada aš protu puikiai žinau, kas yra gerai. Ar ne? Sportuoti yra gerai. Bet jausmas, kai reikia išlupti save iš šilto fotelio ir nuvesti sportuoti. Ne? Protu labai gerai žinau, kad salotos yra sveika ir naudinga. Bet kodėl atsivertus meniu, jausmas ties salotomis mažiausiai jaudinantis? Kodėl? Ne? Daug tokių situacijų mūsų gyvenime, kada protas puikiai žino, kas yra gerai. O jausmas yra neįprastas. Ir čia yra esminis žodis neįprastas. Jis nėra blogas, jis yra neįprastas. Tai žinokit, kad kiekvieną kartą, kai atsidursit tokioj situacijoje, kuomet protu tikrai žinot, kas yra gerai, o jausmai tempia atgal į tai, kas įprasta, į tą mūsų komforto zoną, kuri kartais būna itin nekomfortiška, bet už tai įprasta. Žinokit, kad čia turbūt man nelabai matosi. Ar matosi? Žinokit, kad tai yra kvietimas iš vidinio vaiko patirti savo esaties gausą. Tai yra kvietimas iš vidinio vaiko peržengti tas įprastumo ribas ir atrasti, kad tu esi daug daugiau, negu tu apie save galvoji. Patirti tą dvasios malonumą augti, plėstis. Turbūt esat girdėję, kad visata nuolatos plečiasi. Tai va ta visata, kuri yra mano viduje, jinai nori nuolatos plėstis. Bet kai mes ją uždarom tuose įprastumo rėmuose, jausmas yra nelabai geras. Ir
tas augimo malonumas, jis yra toks dieviškas malonumas. Tai vat dieviškas malonumas visą laiką stovi ant svarstyklių. Ant vienos svarstyklių pusės yra gausa, džiaugsmas, jėga, pergalė. Aš galvojau, kad negaliu, o čia aš galiu. O ant kitos svarstyklių pusės yra įprasta. Ne? Tai ant šitos svarstyklių pusės visą laiką bus žemiškas malonumas. Kas yra žemiškas malonumas? Tai dažniausiai yra trūkumo užpildymas. Maistas yra akivaizdus pavyzdys. Kada aš išalkstu, man reikia maisto, aš pavalgau, užpildau trūkumą. Kartais mes tuo maistu imam pildyti ir kitus trūkumus, ne tik tai alkio, ar ne, nutinka taip. Tai žemiškas malonumas turi du tokius dėsnius, kad iš vienos pusės malonumas, kurį jisai suteikia, tas pasitenkinimas yra laikinas. Negali pavalgyti taip, kad viskas, ar ne? O antras dalykas, tas trūkumas iššaukia tai kartoti vėl ir vėl, kartoti vėl ir vėl, ir tam tikra prasme tai yra priklausomybė. Didesnė ar mažesnė prasme, tai maistas, net jeigu yra sveikas santykis su maistu, tai mums priklausomybė, nes mes esam nuo jo priklausomi. Bet tai gali keliauti ir giliau į visus tuos dalykus, kada mes turim. Socialinė medija šiais laikais labai gerai išnaudoja šitą mūsų žemiško malonumo poreikį. Kada mes turim, kiek laikų gavau, kas čia naujo, naujas klipukas, oi kaip linksma, oi kaip įdomu, oi praėjo pusė dienos. Ne? Tai tas žemiškas malonumas, kuris kviečia kartoti vėl ir vėl. O dieviškas malonumas ir yra tas malonumas augti. Kada aš peržengiu savo ribas viduje, aš pati nustembu. Viduje yra tas jausmas, žiūrėk, aš tai padariau. Čia aš tai padariau. Man, pavyzdžiui, sportas yra labai neįprastas dalykas, nes mano šeimoje niekas niekada nesportavo. Aš turėjau pati savo susigalvoti tą sportą dėl to, kad protu žinojau, kad man to reikia. Aš turėjau tą daryti. Tai kiekvieną kartą, kai mano kūnas sugebėdavo padaryti tai, ko aš prieš mėnesį negalėjau padaryti, kada tu pradedi sportuoti ir po mėnesio tu lengvai darai tai, ko prieš mėnesį net negalėjai įsivaizduoti. Tai yra dieviškas malonumas. Ir dieviškas malonumas dar yra ir tame, kad vieną kartą praplėtus savo ribas, jos niekada nebegrįžta atgal. Vieną kartą patyrus tą realų kaifą, kaip gera yra augti, plėstis, taip tuo metu, kai tu perženginėji tas ribas, yra neįprasta. Bet kai tu jas peržengi, kas toliau? Niekada nebegalvoji, ai ne, prieš tai geriau buvo. Ne? Tai tas dieviškas malonumas, čia dabar grįžtam atgal. Tas dieviškas malonumas mus ir veda ieškoti to žodžio atsakomybė. Tai kas yra ta dalis mano viduje, kuri gali prisimti atsakomybę? Kas yra ta dalis, kuri sprendžia daryti žingsnį į priekį, į tą besąlygišką meilę, kurią žino vidinis vaikas? Ar daryti žingsnį atgal, atsisėsti ir pailsėti komforto zonoje? Iš karto pasakysiu, kad tai yra nuostabi mūsų dalis. Ir jeigu jinai daro žingsnį atgal, tai ne dėl to, kad nori pakenkti.
Tiesiog dėl to, kad galbūt jinai nežino, kaip reikia daryti žingsnį į priekį. Galbūt jai reikia pagalbos. Nu, vat, kaip aš sakiau, aš, kai pradėjau sportuoti, aš nežinojau, ką man reikia daryti. Aš neturėjau palaikymo ir dėl to aš ieškojau trenerio, kuris man padėtų tą daryti, nes savarankiškai būtų sudėtinga. Ne? Tai ta dalis ir yra mūsų nuostabus, racionalus protas. Kaip minėjau, protu mes visada puikiai žinom, kas yra teisinga. Tas protas, kuris tampa tokiu atpirkimo ožiu, vos tik tai mes pradedam domėtis kažkuo daugiau. Mes sakom, aš tai norėčiau, bet man protas neleidžia. Širdis tai nori, bet protas neleidžia. Ne protas, o įpročiai. Atskirkim du dalykus. Mūsų racionalus protas nėra mūsų įpročiai. Racionalus protas yra rūpestinga mama. Ir kai vidinis vaikas sako, aš noriu eiti į besąlygišką meilę, aš noriu sužinoti, kas yra už tos tvorelės, kurią tu man esi pastačius. Aš noriu tyrinėti, kas ten yra toliau. Racionalus protas yra ta dalis, kuris sako, aš su tavim, aš prisiemu atsakomybę. Ir aš einu. Kodėl mūsų nuostabus racionalus protas gali nenorėti to padaryti? Tai tik tai dėl to, kad mes jį per daug įtraukiam į žemiškus žaidimus. Racionalus protas mes jį tapatinam su smegenimis, tai jisai toks įdomus dalykas, kuris yra tarp fizinio pasaulio ir nefizinio pasaulio. Tai dėl to jis dažnai tampa atpirkimo ožiu, nes jis taip tarp kūjo ir priekalo. Racionalus protas. Ir jį labai lengva įtraukti į tuos žemiškus dalykus ir pradėti galvoti, kad man kažko trūksta. Protas gali pamiršti, kad trūkumas galioja tik žemiškiams dalykams. Mes apie tą kalbėjom. Taip, trūkumas galioja maistui, deguoniui, pinigams. Jis negalioja meiliai. Bet kai mes įsitraukiam į šitą trūkumo žaidimą, mes pradedam tokią vidinę ekonomiką. Tu man, aš tau vadinasi. Ne, jeigu aš tau daviau šiek tiek savo meilės, bet vėl kaip aš tau ją daviau? Aš daviau ją, sugalvojau, dabar aš tau duosiu. Tau gali nereikėti. Arba tu labai gali norėti tą meilę iš manęs priimti, bet taip kaip aš tau pateiksiu, tai netiks. Ne? Ir dabar aš duodu tau tą meilę, o tu nedavai man atgal. Tau nepatiko, kaip aš ją tau daviau? Negausi daugiau. Viskas. Mes įsitraukiam į trūkumo žaidimą. Ir tą pačią keistą ekonomiką, kuri galioja fiziniams dalykams, mes pradedam taikyti vidiniams dalykams. O ten jos nėra. Ir tada mūsų nuostabusis protas ima bijoti. Tai baimė yra pirmas ženklas, kad mes jau iššokom ir murkdomės tame trūkumo žaidime, fiziniam trūkumo žaidime, kada aš bijau atsiverti. Bet šiandien buvo tas klausimas, kodėl mes bijom atsiverti. Ir ne? Todėl, kad aš atsiversiu, atiduosiu visą savo meilę, atiduosiu visą savo energiją, o jūs gal valgyt tuo metu norit ir jos visiškai nereikia. Jūs galvojat, kada bus pietus? O štai aš čia jums savo meilę lieju, ar ne? Ir baisu atsiverti. Nes atrodo, kad jeigu aš atiduosiu ir negausiu atgal, tai aš turėsiu kažkokį trūkumą viduje. Nemalonus jausmas. Baisu atleisti kažkam, kas įskaudino.
Aš nenoriu atleisti, nes jeigu aš atleisiu, man jau vieną kartą iš manęs atėmė mano meilę. Aš šiaip netaip užsigydžiau tą žaizdą. Dabar vėl atsiversiu, taigi ir vėl atims. Ir vėl skaudės. Baisu. Ir netgi mažose dalykuose mes pradedam tą patį daryti, kada aš, tarkim, noriu kažką keisti savo gyvenime ir aš žinau, kad tam reikės resursų, aš žinau, kad tam reikės energijos, aš žinau, kad reikės į tai investuoti, aš jau dabar tai, ką taip varganai šiaip netaip susikūriau, gal ne iki galo gerai, bet aš žinau, kiek aš šitą sudėjau energijos. Tai jeigu aš dabar šito atsisakysiu, tai aš ir tą prarasiu. Ir vėl iš naujo reikės dėti savo energiją. O jeigu aš tiek neturiu, o iš kur aš žinau, ar aš turiu tiek savo viduje tos energijos, gal man pritrūks, gal man nesigaus. Geriau liekam čia, kur įprasta. Ne. Tai kai mes į šitas baimės įsiveliam ir pradedam taip mąstyti, ta baimė tampa vienu tokiu dideliu aštunkoju. Tokiu dideliu, tokia mama baimė. Mama baimė, kuri kaip taip, ateik čia, tu su manim saugi. Tik niekur neik, tik nieko nekeisk, viskas bus gerai čia. Taip, tai va ta mama baimė ir yra ta pati baisiausia baimė, kuri skamba kaip klausimas. Net kėdės norisi, kad tai pasakyti. Kojos linksta, nuoširdžiai, man linksta kojos. Kai aš tai sakau, nes ta baimė yra ir manyje. Čia ne tai, kad aš jums pamokslauju. Tai absoliučiai gyvena ir manyje ir aš tai jaučiu. O ką, jeigu tai aš kuriu savo pasaulį? Net širdis daužosi, kai aš tai sakau. Iš tikrųjų daužosi. O ką? Vaikeli, o ką, jeigu tai aš atsakinga už savo gyvenimą? Ir kažkas viduje kyla. Kyla toks klyksmas. Tai tu sakai, kad jeigu mane įskaudino, tai mano atsakomybė? Tai tu sakai, kad jeigu iš manęs kažką atėmė, čia aš dėl to kalta? Tai tu sakai, kad visi tie blogi žmonės, kurie egzistuoja pasaulyje ir daro savo blogus dalykus, čia mano atsakomybė? Čia dėl manęs? Ir vėl atskirkim du dalykus, apeisiu ratą. Du dalykus – kaltė ir atsakomybė. Kai mes sakom žodį atsakomybė ir kodėl tas jausmas nėra vienareikšmiškai geras, kodėl anaiptol ne visos pakėlė ranką, kai aš tai sakiau, dėl to, kad šalia jo, kai aš sakau atsakomybė, pusę lūpų pasakau kaltė. Bet tai yra trūkumo mąstymas. Tai yra trūkumo žaidimas. Tu nesi kalta. Tu nesi bloga, jeigu tau skauda. Tu nesi bloga, jeigu tave įskaudino. Tu nesi bloga, jeigu tu pyksti. Tu nesi bloga, jeigu tau nesigavo. Tu nesi bloga, jeigu 10 kartą bandai nueiti sporto salę ir niekaip nesigavo. Mano istorija. Tu nesi bloga, tai ne tavo kaltė. Bet
Tai yra tavo atsakomybė padėti savo pasveikti. Šiandien nėra jokio skirtumo, kas kaltas dėl to, kad tau skauda. Šiandien nėra jokio skirtumo. Kažkada tai įvyko, kažkada tai atsitiko ir tai nereiškia, kad tai neegzistuoja. Taip, bet tai buvo kažkada. Šiandien yra tavo atsakomybė padėti savo pasveikti. Nėra jokio skirtumo, kas kaltas dėl tavo skausmo, ar tu, ar kitas, ar tai yra didelis skausmas, ar tai yra toks mažas nusivylimas, kada nori pasakyti, ai, šiaip tai viskas gerai, bet vis tiek viduje yra nusivylimas. Nėra jokio skirtumo, kas dėl to kaltas. Skirtumas yra tik tas vienas žodis. Ir tą žodį tu turi tarti savo kaip rūpestinga mama. Tas nuostabus racionalus protas, kuris yra rūpestinga mama, jisgi puikiai žino, kad tai ne tavo kaltė. Ir jis puikiai žino, kad taip kaip iki šiol tu sugebėjai išspręsti visas kitas savo gyvenimo problemas, taip pat išspręsi ir šitą. Rūpestinga mama, kai vaikas serga, nelaksto aplinkui ir nesiaiškina, dėl kogi tas vaikas susirgo. Ir tuo metu slaugo vaiką. Tuo metu rūpinasi. Taip, o jūs žinot, koks stebuklingas ir gydantis yra mamos apkabinimas. Duok papūsą ir visos ligos dingsta. Taip, tai jeigu mama tuo metu aiškintųsi, o kur tu peršalai, taigi sakiau, kad be kepurės neitum, ar ne, vaikas tik dar labiau serga. O jeigu mama sako, aš tave myliu, aš žinau, kad tau skauda, tau ir taip blogai be mano visų aiškinimų. Ateik, aš tave apkabinsiu. Ir jeigu nori, dabar užsimerkit. Jeigu galima, muzika šiek tiek garsiau. Ir mes pakalbinsim vidinį vaiką. Pajausk tą dalį savo viduje, kuri labai nori meilės. Ir kuri žino, kas yra meilė. Ir kai tu jai sakai, aš tave myliu, tu sakai ne iš tos žemiškos meilės, tu sakai iš tos dieviškos meilės. Kai sakai savo, aš tave myliu, yra geriausias priminimas apie tą besąlygišką meilę. Aš tave myliu, aš tave myliu, aš tave myliu, aš tave myliu. Ir jeigu anksčiau nežinojau, kad galiu taip padaryti, nežinojau, kad galiu taip pasakyti, nežinojau, kad mano priekaištai ir kaltinimai tave skaudina, tai aš už tai atsiprašau. Aš atsiprašau, kad anksčiau skaudinau tave savo kaltų paieškomis. Prašau, atleisk man. Prašau, atleisk man. Prašau, atleisk ir prašau, paleisk tą skausmą, priekaištą, įtampą. Iš šitos erdvės pasižiūrėk į kažkokią situaciją, kurioje galbūt protu žinai, kas yra gerai ir teisingai. Bet
iki šiol buvo sudėtinga priimti sprendimą. Ir pasakyk, aš tave myliu. Aš tave myliu ir aš žinau, kad šita situacija veda mane į besąlygišką meilę. Šita situacija veda mane į mano vidinę gausą, į ten, kur yra gera, į ten, kur yra lengva, ten, kur šilta, jauku, šviesu. Ir pažiūrėk į tą situaciją šiomis akimis. Ir pajaus, kad atsakymas yra akivaizdus. Tu puikiai žinai, kas yra gerai. Tu puikiai žinai, kas tau tinka. Ačiū. Padėkok tai savo daliai už tai, kad ji veda tave. Už tai, kad jos dėka tu gali pajausti savo kaip gyvenimo bendraautoriaus jėgą. Tu nesi viena, tavo vidinis vaikas visada su tavim. Tu turi visą pagalbą ir visą paramą, kokios tik tau gali reikėti. Tavo viduje yra dalis, kuri jau žino, kas turi gautis. Paprašyk jos pagalbos, kad ji padėtų tau tose sudėtingose situacijose priimti tą teisingą sprendimą. Paprašyk jos, kad ji pastumtų tave į meilę. Kiekvieną kartą, kai norėsi daryti žingsnį atgal į tai, kas įprasta, paprašyk vidinio vaiko, kad stumteltų tave į meilę. Ne į diskomfortą, o į meilę. Į gausą, į tavo jėgą. Paprašyk, kad vidinis vaikas padėtų tau. Tu esi savo gyvenimo bendraautorius. Bendraautorius, ne vienintelis kalvis, ne vienintelė, kuri turi viską padaryti ir pakeisti. Tu turi tiek daug pagalbos, tu turi tiek daug palaikymo šioje salėje, virš 500 žmonių. Naudokis šituo bendrystės jausmu. Bet su visu tuo bendrystės jausmu, tai yra tavo atsakomybė. Tai yra tavo gyvenimas. Sugrįžk, atsimerk. Bet taip pat mes ir gyvenam. Dvasinės būtybės fiziniam pasaulyje. Tai gali būti kančia ir trūkumas. O tai gali būti pats nuostabiausias atrakcionas. Tai ačiū Jums. Na. Ir aš dar noriu selfie su Jumis pasidaryti. Dar labai noriu su Jumis. Ar galima šviesos? Taip, super. Ačiū, ačiū moterims, ačiū. Ačiū. Net tobuloms, nuostabioms visoms. Ačiū, Maja.
Maja Grei, meditacijų mokytoja, reiki meistrė, Ho'oponopono praktikė, Monroe instituto trenerė, Osho meditacijų instruktorė. Ačiū, Maja. Ačiū. Aš vis tiek paklausiu, gal turite klausimų, Majai? Gerai. Ačiū. Klausimų nebus. Tai todėl mūsų rėmėjų ir draugų dovanos. Ačiū dar kartelį, Maja, tau. Dėkoju. Ačiū, Ieva. Dėkui.